Sveiki, mėly kolegos, su jumis Jolanta Puzienė ir šiandien trumpai pasidalinsiu, kaip paprastai ir greitai jūs galit užsiregistruoti patys savarankiškai Young Living virtualiam ofise, tapti Young Living nariu arba partneriu. Ką reikia žinoti virtualiame ofise, kaip užsisakyti, kur yra svarbus akcentai, kad jums be reikalo negaišinti jūsų brangaus laiko ir eiti ten, kur reikia. Taigi, įėjus www.youngliving.com, jums gali atsiversti arba tokia svetainė, kurią jūs matote, tada spaudžiate tiesiog dešinėje pačioj violetiniam fone Virtual Office, arba jums gali atsiversti iš karto langas į tokį puslapį, kur iš karto galite spausti tapkite nariu. Po to, kai jau jūs tapsite ir užsiregistruosite šio proceso pabaigoje, jums naujai prisijungiant, jau turint savo slaptažodžius, jums reikės eiti ir spausti užsiregistruokite, prisijunkite. Čia, mėlyjeji, yra kalbų pasirinkimas, kam įdomu, anglų, rusų, kitom kalbom. Mes, aišku, renkamės lietuvių kalbą. Tai kągi, pradedam. Tapkite nariu ir įeinam į registracijos puslapį. Čia yra du pasirinkimai – mažmeninis klientas ir narys. Mes visada registruojam žmones dažniausiai su startiniu rinkiniu, kurių yra keli variantai. Ir esmė jo, kad jūs užsiregistravę būtent kaip narys, jūs gaunate didmeninę kainą, tai yra 24% pigiau kainas ir registruojate su startiniu rinkiniu dažniausiai. Tai čia toliau einam, užpildom narystės informaciją. Jeigu esat Lietuvos pilietis, Lietuvos teritorijoje gyvenate, pildom Lietuvą. Jeigu registruojate jūs arba jūs esate kitoj šalyje, arba patarėt kitam žmogui, kuris registruojasi, nežinau, nesvarbu, Maltoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, atitinkamai pasirenkat kitą šalį, jų yra čia tikrai virš 100, ir pasirenkant norimą kalbą. Mes galim lietuvių, anglų rinktis, rusų, nežinau, dar pasirodo ir čekų. Taigi pasirenkam, matot, man rumunų užsispaudė netyčia, grįžtam į lietuvių ir dabar labai svarbus momentas. Mane rekomendavo narys, įrašote kodą to žmogaus, kuris jūs supažindino su Young Living, parodė šitą galimybę, supažindino su produktais ir jūs norite būti jo komandos nariu, jūs norite gauti jo konsultacijas ir jis privalo jūs pakonsultuoti, patarti, padėti, kaip naudotis produktais, kaip startuoti versle. Tai aš įvesiu šiuo atveju savo ID kodą. Tai atkreipkite dėmesį, kai registruositės, jūs turite įvesti to žmogaus kodą, kieno komandoje jūs būsite. Tai tikrai nekopijuokit mano, nebent esate asmeniškai mano pakviestas žmogus, įveskite to žmogaus, kuris jūs pakvietė čia. Lygiai taip pat, kai jūsų komandos nariai registruosis dėka jūsų, pagal jūsų rekomendaciją, jūs turite duoti savo būtent kodą. Mano rėmėjo identifikacinis numeris ir rekomendavusio asmens identifikacinis numeris įvedam tą patį. Yra tam tikrų atvejų išimčių, bet čia vėliau, kai jūs jau būsite daugiau versle, jūsų sponsoriai arba sponsoriai pagal jūsų sponsoristės liniją būtinai jums išaiškins detaliau, kokiom išimtim gali skirtis tie kodai. Bet šiuo atveju tikrai, šiuo metu tikrai nebus aktualu ir spaudžiam toliau tęsti. Einam toliau. Dabar yra pasirinkimas pradedančiojo rinkinio. Mano rekomendacija yra iš čia esančių, jeigu jūs registruojatės Europoje, Lietuvoje, nesirinkti nei vieno rinkinio, o pradžioj užsiregistruoti ir tada būtent virtualiam ofise pasirinkti jūsų norimą startinį rinkinį. Pasakysiu kodėl. Nes būna kažkuriam etape užstringa, kažko neužsiregistruoja, kortelės kažkokios ar nesuveda, ar nepriima, maža ką, ir tada be reikalo gaišinam laiką. Tačiau jeigu esate ir registruojate narę arba iš Amerikos rinkos, ten registracija yra privaloma iš karto pasirenkant vieną iš rekomenduojamų startinių rinkinių. Taigi, čia spaudžiam tęsti nepasirinkus pradinio rinkinio ir matom, kad jau įpusėjom.
Čia dabar labai svarbu įvesti visą svarbią informaciją. Šiuo atveju bus bandomasis variantas. Mes tradiciškai įvesim Jonas Jonaitis. Jeigu registruojate ne fizinį asmenį, o juridinį asmenį, įmonės pavadinimą, mažoji bendrija, VŠI, UAB, nesvarbu kokia forma, jūs tada įveskit ten, kur vardas, pavyzdžiui, UAB, ten, kur pavardė įmonės pavadinimą ir dar būtinai nepatingėkit įrašyti įmonės kodą tam, kad po to sąskaitoje iš karto atsispindėtų visi reikiami rekvizitai, kurių reikia dažniausiai buhalterio. Na, pavyzdžiui, dabar aš ir pademonstruosiu. UAB, pavyzdžiui, rašom daleiskim, ir surašom įmonės kodas, na ir ten pavyzdžiui 23333, daleiskim, ar ne? Ir toliau pildysi, dar paaiškinsiu skirtumus, ką, kur, kaip reikia daryti, jeigu registruojate įmonę. Dabar paliekam taip, įvedam adresą, pavyzdžiui, mano bus Vilniaus gatvė 22, 11, miestas yra Vilnius, būtinai iš karto iš anksto pasirinkite, sužinokite savo tikslaus adreso pašto kodą. Adresą rekomenduoju iš karto įvedinėti tą, kurio bus keliaus siuntiniai. Elektroninis paštas, pavyzdžiui, mano atveju yra registracija IL, gmail.com. Taip, viską jūs suvedat, ką jūs puikiai tikrai žinot. Telefono numerį įvedam, būtinai per 370. Taip, ir toliau prisijungimo duomenys. Vartotojo vardas, tai yra taip, kaip jūs prisijunginėsite. Aš rekomenduoju tai įvesti didžiosiom raidėm. Mano rekomendacija yra, pavyzdžiui, Jonas, Jona. Dažniausiai, jeigu būna ilgesnis vardas, pavyzdžiui, Margarita ir pavardės, nežinau, Jonienė, pavyzdžiui, ir pavardės pirmoji didžioji raidė, aš įvedu tokią sistemą ir visi dažniausiai registruojasi ir tikrai nepamiršta. Slaptažodį jau čia jūs įsiveskit, jeigu jūs registruojate kitą žmogų ar kartu, labai rekomenduoju iš karto po registracijos surašyti žmogui jo slaptažodžius ir žemiau matote PIN kodą, kurį jūs sugalvojate, žmogui visada paakcentuokite ir jūs patys žinokite, kad tą slaptažodį, PIN kodą visada galite patys pasikoreguoti jau prisijungus prie savo svetainės. Taip. PIN kodą jau 4 skaitmenys, kaip jau jums čia atrodo. Toliau. Ir būtinai dar kartą paakcentuosiu. Surašykit slaptažodžių ir PIN kodą prisijungimus, todėl kad jų reikės bendraujant su Janklivink ofisu, jeigu koreguosit užsakymo kažkokį turinį, mokėjimo sąlygas. Tai yra jūs identifikuojantis duomenys. Užsirašykite, kad nepamirštumėt, nes po to reikės tiesiog šviežintis ir tiesiog rūpesčių bereikalingų. Dabar komisinių įforminimo informacija. Čia būtina užpildyti, jeigu jūs registruojate įmonę ar esat įmonė ir PVM mokėtojas ir norite kaip PVM mokėtojas gauti sąskaitą, kurios išlaidas įtraukti į tam tikras apskaitas, žymite verslo ir čia būtina įvesti PVM mokėtojo kodą. Įmonės pavadinimą neprivaloma, bet jeigu esate įmonė ir ne PVM mokėtojas, jūs pildote asmeninę, tai yra kaip fizinio asmens ir tiesiog pažymite čia mygtuką. Jeigu esate tiesiog fizinis asmuo, čia užpildote asmeninę. Ir toliau, aišku, yra sąlygos, nuostatos, procedūros, privatumo politika, rekomenduoju jas išsitraukti, išsisaugoti kompiuteryje ir tikrai pastudijuoti, perskaityti. Ir toliau yra mygtukas, kad aš patvirtinu, susipažinau ir sutinkame ir tęsime toliau.
Ir štai mūsų ofisas. Spaudžiame sveikiname, pradėkime. Čia, kur atsidaro prietaisų juosta, laikui bėgant jūs matysite, kiek jūs turite turimų kreditų, kiek jūsų visos grupės organizacijos apyvarta, kiek jūs sukaupėte lojalumo taškų už lojalumą, jeigu dalyvaujate programai ir visus kitus niuansus. Tai yra jūsų virtualus ofisas, kuriame jūs prieinate ir viską matote. Savo užsakymų istoriją, nuo užsakymų priskaičiuotus taškus už jūsų, pavyzdžiui, lojalumą, jeigu dalyvaujat lojalumo programoje, tuoj paaiškinsime apie tai. Taip pat, jeigu kurite verslą, o čia yra labai svarbus mygtukas mano paskyra, ir va čia jūs jau matote ir profilį, ir komisinius, kuriuos užsakymų istoriją, kuriuose galit matyti siuntų tarnybos numerį ir pagal jį atsekti, kur siuntinys keliauja, mano piniginė, įvesti vieną kortelę, kitą pakeisti, nustatymai visi kiti. Tai va, čia yra labai svarbu. Ir dabar kaip darome užsakymą, savo pirmąjį užsakymą. Užsakymai yra daromi dviem būdais. Lojalumo programa ir greitasis užsakymas. Greitasis užsakymas dažniausiai daromas tokiem nepastoviem, atsitiktiniam užsakymai, kartais gal kokią nuolaidą, kartais kokią akciją. Tai galima pagal tai užsakinėti, bet tai nėra, kad nuolatos naudojasi šita programa, didžioji dalis, nes yra skirtumo dėl pristatymo ir lojalumo programa, pagal kurią daromi užsakymai, va čia šalia, joje yra daugiau patrauklumų, kurie yra patrauklus ne tik partneriams, bet ir didžiai dalį klientų. Tie, kurie tikrai įsimyli šitus produktus, eterinius aliejus ir gerinasi savo sveikatą. Per greitį užsakymą tiesiog gali būti ir klientai, kurie nepastoviai nori dalyvauti programoje, tiesiog atsitiktinai, kartais užsakymus pasidaryti, jie naudojasi per greitą užsakymą. Taigi, lojalumo programą daugiau paaiškinsiu apie tai, kaip grįžta, kodėl apsimoka, už kiek apsimoka lojalumo programai jums asmeniškai įsigyti eterinių aliejų, produktų. Tai bus atskiras video. Dabar tiesiog techniškai aš jums paaiškinsiu, kas kur yra. Taigi, lojalumo programa, čia jūsų sponsorius turi taip pat paaiškinti, kodėl, kas, kur, prie ko, kas jums apsimoka, kas jums naudingiausia yra, kad jūs galite susigrąžinti net iki 25% nuo jūsų asmeninių apsipirkimų taškais į jūsų vidinį krepšelį, kur matysit taškus va čia, lojalumo programos taškų likutis, pakaupę tuos taškus, jūs galėsit nemokamai pasiimti produktus. Tik susimokėsite už pristatymą ten apie 6 eurus. Tai tuo yra labai patrauklu ir didžioji dalis klientų tikrai supranta tame vertę, naudą ir jie naudojasi. Dėl to aš ir jums ir noriu paaiškinti, kaip per lojalumo programą pasidaryti užsakymą. Taigi, spaudžiam prisijungime. Šiandien atkreipsiu dėmesį, kad lojalumo programą, bet kada jūs galite ją įeiti, bet kada jūs jos galite išeiti, tik tam, kad išeiti laiku, kad automatiškai užsakymas kažkoks nepasileistų. Svarbu bent 2-3 darbo dienos iki jūsų užsakymo dienos, kurią tuoj parodysiu, kur ją matysite, pranešti Janklivink ofisui elektroniniu paštu arba nemokamu telefonu, kuriuos jūs gaunate užsiregistravus į elektroninį paštą. Kaip dabar darom užsakymą? Matote, čia yra labai daug kategorijų prekių ir visko čia daug. Pirmą kartą, kol jūs čia išsiaiškinsit, pasižiūrėsit, kokie produktai, aš rekomenduoju įvesti žodelį, pavyzdžiui, startinio rinkinio. Matot, jo yra daug, važiuojam į apačią. Dažniausiai eterinių aliejų, 12 eterinių aliejų rinkinį žmonės užsako su Arija difuzorium, toks medinis. Jūs galite paspausti ir pasižiūrėti, iš ko jis susideda, jeigu taip, matot, medinis. Bet didžioji dalis tikrai daug kas užsakinėja su Dew Drop difuzorium ir žiūrim, kad skliausteliuose būtų LT. Jeigu užsakinėjat kitoj rinkoje, taip pat pasižiūrėkit rozetę, pavyzdžiui,
Jeigu norite anglišką, anglų kalbą, tai neužsakykit į Angliją, pavyzdžiui, su lietuviška rozetė, tai va čia UK plug, lietuvių 357 pabaiga kodo ir čia matote taškais, eurais ir spaudžiam pridėti produktą. Taip. Ne, tas pasispaudė. Tuoj vieną sekundę. Va. Įdėjom. Startinis rinkinys, jis yra čia įdėtas. Taip pat labai rekomenduoju, kadangi startinis rinkinys startuojant yra 100 taškų ir ne tik startuojant, visada jo vertė yra 100 PV, 100 taškų, prie 120 taškų iš karto jūs gaunate su siuntiniu dar vieną aliejų dovanų. Ko dažniausiai iš praktikos jau savo galiu pasakyti, ko dažniausiai žmonėms prireikia ir ypač pradžioje ir ko tikrai trūksta, tai yra bazinio aliejaus, augalinio aliejaus, su kuriuo skiečiant mes trinam nugaras, trinam padus, masažuojam, net veidų galim naudoti, veido kaukiams. Tai dėl to aš rekomenduoju iš karto prie startinio rinkinio užsakyti augalinio aliejų kompleksą, tai yra 6 augalų, alyvuogių, sezamo, ten būtent riebalinis kompleksas aliejų. Ir imkim mažesnį ir jį įdėsim į krepšelį. Dažnai žmonės klausia, kodėl čia skiriasi kodas, kaina ta pati, pavadinimas tas pats. Tiesiog jie būna įdėti skirtingų kategorijų grupės ir dėl to nekreipkite tai dėmesį, tiesiog įsidėkit. Dabar žiūrėkit, pavažiuojame į apačią, mėnesio užsakymo suvestinė, yra mūsų augalinis aliejus. Mes matom, kiek taškų, va čia, PV, kokia kaina. Tai kaina dar nėra galutinė, nes čia nėra pridėta pristatymo, mokesčių pagal tam tikros šalies irgi įstatymus, bet jau jūs matote, kad nemokama, jūs, pavyzdžiui, šį mėnesį Kopaibos eterinį aliejų gaunate. Kiekvieną mėnesį jis gali skirtis, bet mielieji tikrai nepraleiskit šitos progos, jums tai apsimokės visom prasmėm. Gausit 13 aliejų, V6 ir tikrai turėsit gerą startą. Taigi, išsaugojo mėnesinį užsakymą. Dabar einam į kitą žingsnį, pristatymo būdas. Matot jūs adresą, kurį įsivedėt, galite keisti adresą, paspauskite tikrai drąsiai, pradėkite naują adresą, jeigu jūs vasarą išvažiuojat kažkur atostogauti ir kur jums taiga reikia pakeisti adresą ar kažkur išvažiavot kitam žmogui, tai tikrai įveskit naują adresą, įveskit tą žmogų, kitą jo vardą pavardę, jo telefoną, pas kurį galite tikrai nukreipti drąsiai savo užsakymą. Ir čia pasirenkam, kadangi lojalumo programo, man dar sutrumpintai mes ją galim vadinti standartinis autošipo užsakymas, mato 12 eurų jo pristatymas ir standartinis neautošipinis, 4 beveik eurais brangiau. Taigi pasižymėm ir spaudžiam kitą žingsnį ir dabar žiūrėkit, kita suplanuota apdorojimo data, reiškia mano užsakymo data, automatiškai meta šiandien sausio 12 dieną. Aš galiu, jeigu noriu dar pagalvoti, gal čia, nes iš karto dabar paspaudus ir išsaugojus viską iki galo, apmokėjimas neįvyksta, būtent per lojalumo programą. Tai aš galiu, pavyzdžiui, dar pasigalvoti kelias dienas, pasižymiu, kad dar iki kažkurios dienos dar aš pasvarstysiu. Ir dabar galutinai man suskaičiavo 208 eurai sumą. Matot, siuntimas yra, PVM, čia viskas yra išskleista ir va čia reikia pridėti mokėjimo pasirinkimą. Čia būtina įvesti jūsų kortelę, atkreipiu dėmesį, kad nebūtina kreditinė, tiesiog internetu atsiskaitant visos kortelės tinka, išskyrus Maestro nepraeina, kaip matot, galit PayPal naudoti ir čia būtina suvesti visus duomenis. Suvedam duomenis. Tuo aš 1 sekundę suvedu duomenis ir žygiuojam toliau. Taip, suvedėm kortelę ir dabar matote jau įvesta kortelė, jūs čia galite turėti keletą tų kortelių.
ir pagal situaciją rinktis. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad čia yra Gario Jango fondas, iš kurio yra skiriamos lėšos pasaulyje skurstančiom šalim, ypač vaikam, Nepale, Ekvadore, Kroatijoje netgi. Jūs visada galite nuspausti mygtuką, kad prie jūsų užsakymą suapvalintų, pavyzdžiui, iki $1, iki €1 jūsų atveju. Ir, pavyzdžiui, 209 ir tas skirtumas bus skiriamas būtent tam fondui, iš kurio keliauja ir maliarijos lygom, čia ilga tema, bet per tai kompanija įgauna didelę jėgą, būtent padedant kitiem vaikam, tai visada galit pasirinkti. Ir tada kas belieka, spaudžiam išsaugoti pakeitimus. Ir štai jums išmeta ir va čia jau žiūrite, kad yra užsakymo suma 209 €, mėnesio užsakymo PV taškais ir grįžtam į lojalumo programą. Ir čia visą laiką įėjus į lojalumo programą mano mėnesinius užsakymas, jūs visada matysit tokius stulpelius, lenteles, kurioje yra visi pagrindiniai dalykai, ko jums reikia, jeigu reiktų kažką keisti. Jeigu turinį norit pakeisti, kaip matėt, aš nustačiau iki 14 dienos, aš turiu laiko, galiu koreguoti daug kartų, užsakymo apmokėjimas įvyks tik 14 dieną, nuo lietuviškų laikų nuo 12, maždaug nuo nakties, nuo 12 nakties, pagal amerikiečių laiką. Pristatymo vietą, jeigu staiga pasikeičia, aš galiu pakoreguoti dar, kol užsakymas neišėjo. Galiu taip pat mokėjimo kortelę galiu pasikoreguoti. Taip pat, kai apmokėjimas įvyko, visada atsiminkit, kad įėjus kito mėnesio užsakymo dieną, jūs galite iš anksto pasikoreguoti, žinodami savo planus ir spaudžiam keisti užsakymą, kad, pavyzdžiui, kitą mėnesį atkreipkite dėmesį, kad paskutinės mėnesio savaitės paprastai yra pilkos ir neleidžia jų pasirinkti, todėl kad yra didelis apkrovimas programai. Ir ne visada klientų aptarnavimo skyrius gali tikrai apdoroti reikiamą kiekį užsakymą, dėl to visada rekomenduojame iki 15, vėliausiai iki 20 mėnesio dienos savo asmeninius užsakymus pasidaryti. Tai galiu dar kartą pakoreguoti, tebūnie 15 diena, pakeisti datą ir taip jūs valdot, reguliuojat savarankiškai patys. Dabar, ką aš noriu dar jums parodyti, kai už lojalumo programą prikaupsit taškų, šiuo metu yra pas mane lygiai 0, jūs už juos galėsite per šitą poziciją lojalumo programos taškai, per jį užsakyti nemokamai produktus savo dovanų, bet rekomenduoju tikrai bent 3 mėnesius pakaupti, kad susikauptų didesnis jų kiekis. Ir čia, pirkite ir atsiimkite savo lojalumo programos taškus. Taip, atkreipiu dėmesį, jeigu darot užsakymą per greitą užsakymą, užsakymo apmokėjimas įvyksta iš karto. Tai tiesiog būkite budrus tame. Ką aš dar jums noriu pasakyti? Taip, labai svarbu, manau, kad vis tiek anksčiau ir vėliau kažkam jūs parekomenduosite, kažką galbūt užregistruosite, kas jūsų dėka irgi sveikatinsis, naudos šitus nuostabius produktus. Yra punktas mano organizacija. Ir čia jūs galėsit matyti kitus žmonės, kam jūs parekomendavot, už kiek jie perkasi ir kiek jums už tai tiesiog už jūsų pasidalinimą kompanija atsidėkos. Taip pat dar svarbų dalyką noriu parodyti, kad mano profilis yra kodas, nario numeris, ID kodas, kuris svarbus bus tiek bendraujant su kompanija, jeigu reikėtų užsakymą koreguoti, tiek registruojantis jūsų parekomenduotiems nariams, kurie ketina būti jūsų komandoje. Taip, čia galima atsijungti, jeigu staiga ekstra kažkokia pagalba, atkreipkite dėmesį, yra tiesioginė pagalba, kur, atšaukti užsakymą, jeigu spėsite tik laiku, naktim, vakarais, tai galit kartais naudotis šitu mygtuku, jeigu pagausit.
Taip, čia taip pat galit koreguoti šitą savo slaptažodžius, PIN kodą, matot. Žodžiu, viskas jūsų galiuose. Dabar, ką aš noriu dar parodyti, kito mėnesio užsakymą, kai jūs darysite. Taip, pavyzdžiui, keisti užsakymą. Atkreipkite dėmesį, pasinaudokite tokią galimybę, kad, pavyzdžiui, darom užsakymą, kitą mėnesį jau mums startinio rinkinio nereikia, V6 turim. Jeigu dalyvaujate lojalumo programoje, tai pirmiausia įveskite naujus produktus, kuriuos jūs turite, o tada ištrinkite tuos. Pasakysiu kodėl, nes dažnai žmonės nori iš karto ištrinti, padlikti nulį ir tada įdėti kitus. Taip sistema neleidžia, nes jeigu mažiau negu 50 taškų, tiesiog neleidžia ištrinti iki nulio. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad dalyvaujant lojalumo programoje, jūsų pasirinktą dieną, kurią aš demonstravau ir rodžiau, užsakymo kompiuteris daro automatiškai pats. Tai, ką mes išsaugojam čia, jeigu nepakeičiam iki kito mėnesio mūsų pasirinktos datos, jūsų pasirinktos datos, pats kompiuteris darys užsakymą automatiškai. Tai yra labai smagu, paprasta, lengva, mes atsiminėm, pasikoregavom turinį, kas aktualu ir pamiršom. Daromės užsakymą pagal lojalumo programą kartą savo per mėnesį. Dabar kaip pasikoreguojam. Pavyzdžiui, ką aš dažniausiai rekomenduoju kitą mėnesį ir į ką atkreipdėmėsi. Tikrai rekomenduoju naudotis kompanijos akcijomis ir gauti savo didžiąją dalį produktų iš karto dovanų. Kas mėnesį būna skirtingos akcijos. Tai yra prie 120 jūs gaunat iš karto dovanų, prie 190, prie 250 PV taškų ir taip toliau prie 350. Dėl to, kad jūs matytumėt, kas tą mėnesį, jeigu kažkur socialiniuose tinkluose, naujienlaiškiuose negavot ir nežinot, ar čia kopaíba šį mėnesį, ar pipirmetė, ką aš galiu 190 taškų gauti, jūs galite čia iš krepšelį iš karto susidėti kažkokius norimus produktus. Pavyzdžiui, ką labai rekomenduoju, kitą mėnesį tai pasiimti yra dalyvaujantiem lojalumo programoje tokie produktai kaip Goji Essential Rewards, būtent tik lojalumo programoje dalyvaujantiems nariams, pavyzdžiui, išbandyti ir įsidėti. Ir Thieves, pavyzdžiui, Thieves yra lygiai taip pat visa namų švaros priemonių valymo linija, visas rinkinys. Dabar tik ieškau aš jo. Tuoj mes įvesim dar kartą. Žodelį Rewards, yra Thieves, ar ne? Galit paspausti dar kartą pasižiūrėti, čia kaip matot ir rankų muilas, ir dezinfekavimo priemonės, ir burnos skalavimo skystis, ir universali valymo priemonė, tinkanti kriauklėm, klozetam, langam. Tikrai rekomenduoju šitą užsisakyti. Ir pavyzdžiui, aš pasižiūriu, kiek pas mane krepšelėje, pažiūrėkit, 309 taškai, čia apačioj, ir iš karto pažiūrėkit, ką jums pridėjo nemokamai produktų. Ir gerasias bakterijas imunitetui, tą pačią kopaibą, purification eterinį aliejų, greipfruktą ir eukaliptą. Už 300 taškų perkant, jūs iš karto turit, taip sakyčiau, apie 80–100 eurų vertės dovanų. Čia taip aš grubiai. Tai ką, įdedu aš dar tada namų švarai, vis tiek namus tvarkomės, chemiją stengiamės atriboti. Ir žiūrėkit, virš 400 man įdėjo dar vieną produktą, Juvaflex, tai yra kepenų sveikatai, eterinis aliejus. Ir pavyzdžiui, mes paimam tada, ištrinam startinio rinkinio, mums nereikia, V6 ištrinam, ar ne, ir turim 300 taškų. 300 taškų ir tada išsisaugoja, matom, ką iš karto gausim dovanų. Tikrai labai apsimoka, aš nuo pirmo mėnesio užsakymo, nors pradžioje atrodė, ką aš darysiu su eteriniais aliejais, nes tikrai trūko pradžioje žinių, bet nuo pirmo mėnesio užsakymo aš supratau, kad man tiesiog apsimoka. Apsimoka naudoti sveikus produktus ir jie man, tiesiog kompanija man juos dovanoja, darant didesnį užsakymą. Taigi, štai užsakymo suma 354 eurai, taškų kiekis, grįžti į lojalumo programą. Kituose video arba pas savo sponsorius jūs būtinai išsiaiškinkite
lojalumo programos taškai, kiek jums grįžta, už ką ir kiek. Tai yra nuo 10% nuo 1, 2, 3 mėnesio užsakymo iki 25% nuo šitų taškų jums kaupėsi čia produktams dovanų. Tiesiog aš pasakoju ir aš kiekvieną kartą žaviuosi, kiek smagu kompanijoje būti, naudoti šitais produktais, nes tikrai apsimoka. Taigi, tai vat, viską lygtais ir išaiškinau. Dar yra vienas svarbus dalykas. Kartais būna, kad nėra visų reikiamų produktų. Naudokitės PV pagalbininku, kad jūs sugalvojot, kad už 300 taškų norėjot akcijinių produktų, sudėjot krepšelį, užsakymas jūsų už 10 dienų ir staiga kažkokio produkto nėra, automatiškai jūs jo negaunat ir taškų ir dovanų, taškų pritrūksta iki visų reikiamų dovanų, kurias ką tik demonstravau. Dėl to kartais pasinaudokite PV pagalbininku. Pavyzdžiui, pasirenkam mano užsakymo tikslas, aš žinau, kad jis turi būti visą laiką, pavyzdžiui, 300, ne? Ir aš pridedu prekes, kurias eilės tvarka, jeigu kažkokio produkto nėra, eilės tvarka kompanija, tai yra kompiuteris, programa automatiškai sudeda tam, kad tikrai mano užsakymas būtų ne mažesnis negu 300. Dėl to rekomenduoju sudėti tokius dažniausius eterinius aliejus su mažesniu PV kiekiu, tam, kad tikrai, kad būtų taip optimalus jūsų užsakymas. Pavyzdžiui, visą laiką pasižiūrim iš mišinių, ko mums dažniausiai gali reikėti, tai visada rekomenduoju mišinį. Taip, Melrose, tai tokia kaip alternatyva Tivsui. Tai yra arbatmedžių, kelių arbatmedžių mišinys, pakankamai stiprus, tinkantis labai moterų higienai, nuo visokių ir grybelių, virusų, žodžiu. Tai vat, pavyzdžiui, šitą lygiai taip pat visada galite iš vieno augalo, kas dažnai tikrai pasibaigia, tai lavanda kokia, ne? Galų gale citriną, lemongrasą galite įsidėti visada, oro gaiviklio, tualetuose mums skalbiniam visada prireikia. Laimės eterinio aliejaus, laimo, tikrai difuzeryje nepakeičiamas dalykas. Ir mūsų mieloji lavanda. Lavandą įdedam ir va taip, kad būtų. Reiškia, jeigu pritrūksta kokio produkto, jums pirmiausiu numeriu įdės, pavyzdžiui, Melrose, po to lemongrass, laimą, lavandą. Galite apkeisti vietomis. Ir vat išsaugojam, kad dėl šventos ramybės jums būtų, kad nebūtų nemalonių siurprizų. Ypač tiem, kas dalyvauja lojalumo programai. Taip, jeigu pamiršot, norit dar pasiskaityti, visada yra narių naujienos. Čia jau jūs viską rasite patys. Taigi naudokitės visais privalumais, visom galimybėm ir ačiū už dėmesį, iki pasimatymo kituose video arba gyvai renginiuose. Su jumis buvo Jolanta Puzienė ir gero kvapnaus starto Young Living komandai.